Psichologiškai svarbę pergalę labai nedraugiškoje arenoje švenčia Kauno Žalgiris. Etape, kuriame kiekviena pergalė yra aukso vertės, Žalgiris išvyko iškovoję pergalę prieš Belgrado Partizan klubą, kuris gedi neseniai mirusio ilgamečio trenerio Duško Vujaševičiaus. Gyvybiškai svarbę 22 pergalę Eurolygos išvykos rungtynėse iškovojo Kauno Žalgiris. Tiesa, prieš prasidedant susitikimui ant parketo skrieja gausybė rožių. Tokiu būdu klubas ir jos sirgaliai gedi prieš 3 dienas Anapilin iškeliavusio ilgamečio komandos lyderio Duško Vujaševičiaus. Partizan sirgaliai laikydami Velionio trenerio portretus skanduoja klubo skanduotes. Taipogi prieš išmetant ginčo kamuolį arena nutyla tylos minutei. Šioje aikštelėje savo legionieriaus karjerą 2017 metais tame pačiame Partizan klube pradėjo ir dabartinis žalgirietis Nigelis Viljamas Gosas, kuris simboliškai pelno ir pirmosius susitikimo taškus. Šio susitikimo svarbą supranta abi komandos, todėl žaidimas vyksta taškas į tašką, tiesa dažniausiai lietuvių naudai. Antro kėlinio pradžioje kauniečiams pavyksta pranašumą padidinti iki dviženklio skaičiaus, tačiau aikštelės šeimininkai tuo ilgai džiaugtis neleidžia. Svečiai iš Kauno lemiamą kėlinį pradeda įspūdingų žaidimų ir spurtų 14-2. Tai pažadina šeimininkus, tačiau galiausiai pergalę švenčia žaliai balti, rezultatu 83-74. Rezultatyviausias tarp lietuvių Silveinas Francisko, jis pelno 18 taškų. Mes žinojome, kas mūsų laukia, žinojome, kad bus super daug triukšmo, todėl privalėjom likti susikaupę. Nesakau, kad man nesisekė, tiesiog paskutinės 2-3 rungtynės man nepavyko, turėjau stipriau pasiruošti, peržiūrėti daugiau medžiagos, dabar jaučiuosi gerai. Komandos strategas Tomas Masiulis pergalės paslaptimi įvardija elementarius žaidybinius elementus. Likom kartu, žinojom, ką norim daryti, gynyboje, ką norim daryti, kažkaip buvo tikrai problemų, bet puolime irgi žinojom, ką norim atakuoti daugiau mažiau, taip kad kantrus buvom ir išlikom kartu, visa esmė tame yra. Eurolygos reguliarusis sezonas artėja prie finišo, o Kauno Žalgiris prieš paskutinį turą turi labai plačias galimybes turnyro lentelėje. Aišku, viena komanda jau nenukris žemiau 8 vietos, todėl blogiausiu atveju žais bent įkrintamosiose. Tuo pačiu Žalgiris dar gali pakilti net iki 3 pozicijos, tačiau tam reikėtų ne tik patiems laimėti prieš Paryžių, bet ir sulaukti palankių rezultatų kitose rungtynėse. Fenerbahčė, Madrido Real ir Tel Avivo HPL nesėkmių. Įmanomas ir ketvirtas variantas, jei iš minėtų konkurentų bent 2 komandas pralaimėtų. Apskritai kauniečių galutinė vieta gali svyruoti nuo 3 iki 8. Svarbiausias scenarius paprastas. Jei Žalgiris pats įveikė Parį, tuomet užsitikrina bent 6 vietą ir tiesioginį bilietą į atkrintamąsias, nebesidairant į kitus rezultatus.